Mes šiandieną turime Lietuvoje tokį, sakyčiau, iškreiptų veidrodžių pasaulį, kada Volodko, valstybinės kalbos komisijos pirmininkas, pareiškė, kad negras tai nėra blogas žodis, jeigu tu neturi intencijų žmogų įžeisti, pažeminti arba kitaip iš jo tyčiotis. Bet žiūrėkit, kas atsitinka. Kovo 11 Lietuvoje atsirado žmonių grupė, kuri pasakė, Lietuva lietuviams. Nu tai vėlgi, čia vieni gali įsižeisti ir panašiai, nuo Vytauto laikų Lietuva buvo skirtingų tautų, kaip čia tokia lopšys, jeigu galima sakyti, ne, visi buvo. Bet jūs pažiūrėkit, kas pradėjo pulti. Pradėjo pulti patys aktyviausi leftistai. Tai netgi tas pats Laurynas Kasčiūnas, kurio politinė jėga konservatoriai pradėjo kritikuoti, kad čia kaip šitaip galima, žinai, kad čia turi būti sprendžiamas klausimas ponims. Bet gal kažkas pamiršo, kad realiai tai Laurynas Kasčiūnas tai ir buvo mažasis nacistas. Nu, tiesme, jisai buvo nacionalistinės politinės jėgos dvasinis lyderis, buvo netgi pavaduotojas ir jeigu kažkas pamiršo, tai Gedimino prospekte jisai žygiuodavo su tais pačiais pansvarantais, su tais pačiais plakatais ir šaukdavo Lietuva lietuviams. Ir dabar leftistiniai grupiai Ingridai Šimonytei, kuri realiai, konservatoriai dabar Lietuvoje, jie realiai atitinka tą visiškai, absoliučiai, tokį leftistinę grubiai poziciją, jiems viskas gerai. Ir aš nežiūrėjau galvoti, kaip jūs kritikuojate, jeigu jūsų šefas tą patį darė. Tai vėlgi parodo, kad jų politinė jėga yra visiškai kameleonai, jie gali keisti spalvas, jie gali keisti bet ką kitą. Ir kas įdomiausia, kad liberalų sąjūdis, kuris yra artimiausias draugas, artimiausias ryšininkas su konservatoriais, jie net nesugeba iki pat dabar pasmerkti Lauryno Kasčiūno šitų veiksmų ir procesų. Gaunasi taip, kad liberalų sąjūdis penktadienį norėdami, kad jos Vilniuje kažkas pamatytų, nes jau politinė jėga Vilniuje irgi yra mirę, nes neturi jie ten jokio lyderio, tai jie išeina ir maždaug sako, Vilniuje tilps visi. Tai buvo toksai posakis Angela Merkel, kur sakėm, welcome to Germany, ne? Atvykite visi, sveiki atvykę į Vokietiją visiems emigrantams. Tai, kas vyksta dabar valstybėje, tai yra bandymas, sukelti tam tikrą emociją, pasinaudoti faktas migrantų skaičiumi esančių Lietuvoje, nes yra iš tikrųjų nenormalu, kada mes matome, kada religija, kultūra ir tradicijas ateina į mūsų Lietuvą ir mes lietuviai jos neįsaugojam, o mumis stumia į šoną ir kartu politinė dviveidystė. Tai yra akivaizdu. Tai ir svarbiausia, kad žurnalistai, kurie realiai aš, pavyzdžiui, būdamas šiandien, nežinau, Delfi redaktorius ar ten Lietuvos ryto redaktorius, man tik reikėjo paimti Kasčiūno tos protestus, jo sulaikymą, jo tą morzelės veidą, žinai, nacistinės šūkius tos visus ir parodyti, kas vyko. Ir tada žmonėms pasakyti, mėly gyventojai, kuo skiriasi konservatorių partija nuo šitų šūkių. Ir aš tik vieną dalyką klausimą, kiek Vilniaus to burbulo žmonių tą supranta, ir kiek jie prisimena. Tai aš labai abejoju ir tiem, kuriems dabar yra 18, 20 ar 25 metai, jie prisimena, ką konservatoriai išdirbinėjo prieš daug laiko. Ir jeigu prisimena, taigi profesorius Vytautas Landsbergis, jeigu aš neklystu, tai jisai apie Lenkus Vilniaus pasakė, kad Vilnius mūsų. Ten kažkas panašaus, reikėtų surasti tą iškarpą, tą jo pasakymą, kuris stipriai užvažiavo ant Lenkų. Bet žiūrėkit, liberalam tinka, kitiem tinka. Ir tie Vilniečiai, kurie sako, mes pasaulietiški, čia visam Vilniui viskas gražu, panašiai, jie juos palaiko. Kažkaip aš niekaip nesuprantu, kaip pas tų žmonių du pusrutuliai nesuveikia. Bet kad suveiktų du pusrutuliai, tai reiškia, jiems reikia sugretinimus du filmukus padaryti. Vienas komentuoja, kitas komentuoja. Vienas kitas įdedi Landsbergio pasisakymų, įdedi Kasčiūno pasisakymų ir įdedi dabartinius. Viskas. Tu turi nerealų palyginamą variantą, kaip konservatoriai, kaip paskau, ore triusikus persimūna.